Tai ką, labas dar kartą, kas prisijungėte ir kas žiūrėsite šį įrašą. Kaip ir minėjau, prisijungusiems pristatysiu šiek tiek apie mamos liniją, ką mes veikiame, kaip atpažinti motinystės melancholiją ir tada po visko perėsim jau prie pagrindinės temos Kristinos apie vaiko emocijas. Tai ką, kaip ir matosi, esu Dalia Tija Šilė, šios mamos linijos įkūrėja. Linija įsteigta prieš beveik 5 metus su tikslu padėti mamoms, kurios išgyvena motinystės melancholiją ir ieško emocinės pagalbos anonimiškai. Kodėl ji buvo įsteigta? Tai šios mergytės dėka pačiai teko išgyventi šią būseną ir neradau, kur galėčiau kreiptis tos pagalbos, kur atsilieptų būtent mama, kadangi pačiai yra tekę dirbti tiek auklė, tiek darželyje su savo grupe. Tai tarp vaikų, tarp mamų tikrai sukiausi, bet apie šią būseną iš nieko nesu girdėjusi. Ir netyčia apie tai sužinojau vienoje Facebooko grupių, kai viena mama paklausė, ar kam nors teko tai išgyventi, ir pasižiūrėjau, kad simptomai atitinka, ką aš tuo metu jaučiau. Tai buvo ir nerimas, toks nepaaiškinamas liūdesys, daug verkimo kiekvieną mielą dieną ir kaltinimų savo, kad kodėl aš čia verkiu, nors gimė sveikas, išnešiotas vaikas. Turėčiau čia džiaugtis, šokinėti iš laimės, nes vis tiek karštas vanduo yra, kaip sakoma, kur gyventi yra, o čia aš verkiu ir labai daug kaltinimų buvo savo ir palaikymo dėja aš neturėjau, iš antrosios pusės net ir paprašius. Mamai, draugėm pabijojau pasisakyti, kad nebūtų tokių, kad viskas bus gerai, normalu ir panašiai. Tai taip, tai normalu, ką jaučiau, tačiau norėjosi ne pasakymo, kad viskas bus gerai, ar kažkokį gauti patarimą pailsėk. Man norėjosi būti išgirstai, kad aš pavargstu, kad kokie tie mano jausmai, kas su manimi vyksta, išsiaiškinti. Ir vis tik teko kreiptis į gydytoją, į psichologę, pasikalbėti, nes mano būsena jau linko link pogimdyvinės depresijos, kadangi vedžiojant šuniuką vakarais, kuomet su mažyliu jau galėjo būti tėtis, aš pastebėjau, kad mano ratai vis didėja, verkimas ilgėja ir mano ta būsena tikrai jau blogėja labai. Tai kadangi nuo mokyklos laikų labai nagrinėdavau save ir savo vidų, tai ir pastebėjau šią būsenos blogėjimą ir atkreipiausi į psichologę, pasikalbėjom. Pasisekė, kad psichologė pati mama, tai ir kitaip išklausiau ją pačią ir pagerėjo man. Ir vieną gražią vasaros saulėtą dieną, vežiojant vežimėlyje dukrytę miegančią, aš pagalvojau, kad nesu vienintelė tokia, kuri taip jaučiasi, kuriai reikia, kad kita mama ją išgirstų, ir įsteigiau šią liniją. Ir įsteigus, dar prieš įsteigiant, pasidomėjau, kad net 4 iš 5 mamų patiria šią būseną, 80%, tai labai didelis skaičius. Taip pat bendruomenės atsiliepimai, kad, matysit paskui skaidrė bus, kad atsakėm apie 200 laiškų, gal jau dabar net daugiau. Taip pat ekspertų nuomonė, kad psichologai pripažįsta šios būsenos svarbą ir poreikį apie ją kalbėti viešai, nes apie pogimdyvinę depresiją tikriausiai pastebėjote labai daug yra ir straipsnių, ir viso kito informacijos. Tačiau apie tai kol kas, kiek pastebėjau, daugiausia kalbame mes. Ir viešos diskusijos tokia, kad visuomenėje tai yra tabu tema ir mamoms dažnai trūksta informacijos ir supratimo apie jų emocinę būseną. Tai, kaip yra viena moteris pasakiusi, esam tas pirmasis žingsnis dar iki pogimdyvinės depresijos, dar iki
kreipimosi pas psichologą, kur galima pasikalbėti ir būti išgirstai ir šiek tiek geriau ir lengviau pasijusti. Tai tikslas mūsų suteikti tą reikalingą paramą ir padėti mamoms įveikti šį sunkų laikotarpį, kadangi mes teikiame šią paramą emocinę tiek išgyvenant šią būseną, tiek per pirmuosius vaiko gyvenimo metus, jie yra sudėtingiausi, vėliau viskas šiek tiek lengvėja, labiau ir su vaiku galima susikalbėti. Taip pat misija, kad skleisti apie pačią būseną, kad tai jinai yra, kad tai yra natūralu ir nebijot apie tai kalbėtis, nes kalbantis, kaip žinom, ar kalbantis, ar išrašant visada palengvėja. Vizija kurti pasaulį, kuriame visos mamos jaustųsi išgirstos ir gerbiamos, tai aš ne veltui čia vis pakartoju žodį išgirstos, nes ir pačiai yra tekę pajusti, ką reiškia būti išgirstai, tai tiesiog fiziškai visas kūnas atsipalaiduoja, pečiai nusileidžia, būtent kai esi išgirsta, o negauni patarimų, kur galbūt ir pati žinai. Ir gerbiamas, tai vėlgi teko daug matyti Facebook'e grupėse, kai mama pasidalina sunkumais ir pasipila komentarai, kad tai čia pirmakartės mamos, išlepusios, ten kažko nesugeba, dar kažką, tai tiesiog, kad būtų gerbiama mama, nes būsena yra natūrali ir su tuo reikia vėlgi ne tai, kad dirbti, bet kalbėtis, būti išklausytai ir panašiai. Taip pat emocinės paramos linija startavo truputį vėliau, nei buvom įsteigta pati linija. 22 metų gruodžio 31 dieną, taip simboliškai. Ir nuo to laiko atsakyta virš 200 laiškų mamų, kreipėsi dėl įvairiomis temomis, tai ir dėl žindymo, ir dėl to, kad jaučiasi kaltos, kad sudėtinga yra ir rūpintis vaiku, ir buitim, ir žodžiu, suruošti maistą, sutvarkyti namus ir kiti reikalai. Nepamirškim, kad dar būna dažnai ir antras vaikutis, kuris vyresnis ir prašo mamos to dėmesio, tai mama tiesiog jaučia kaltę, kad negali paskirstyti to dėmesio ir meilės. Pati graudinuos jaučiu, kadangi ir pas mane antras vaikutis. Taip pat surengėm apie 30 šviečiamųjų renginių, apie kuriuos taip pat tuoj pakalbėsime. Tai per juos mes kalbame irgi apie pačią tą melancholiją, apie mano istoriją. Dažnai renginių metu, nedažnai, bet esu girdėjusi iš mamų pasakymą, kad tai, ką papasakojot, labai artima ir tuo metu nesupratau, o dabar atgaminusi atgal suprantu, kad tuo metu būtent ir išgyvenau tą melancholiją. Tai čia atgalinis ryšys iš tų, kurios kreipiasi laiškais. Taip pat, kaip ir minėjau, turim tos šviečiamosius renginius, tai kaip kitą savaitę turėsime mamų brančą, jo metu mes kalbamės, dalinamės apie tai, kaip gyvename, kaip jaučiamės, kokie iššūkiai, galbūt reikalinga kažkokia pagalba, tai padedam viena kitai, palaikom ir panašiai. Taip pat nusimato moterų pirtis su numerologė, čia šiek tiek gal kita tematika, bet tiesiog suburti mamas ir ne tik mamas, kurios galėtų pabūti bendrystėje, taip pat, kaip sakau, kas pavargo nuo šalčio ir minuso už lango ir norisi šilumos, pavasario, vasaros, to karščio, tai labai kviečiu pasinaudoti nuolaidos kodu ir įsigyti su 50% nuolaida bilietą. Tai bus ir užkandžiai, ir pokalbiai, ir bus galimybė pasikalbėti su pačia numerologė. Ir dar ką norėjau pasakyti, čia iš praėjusių renginių atsiliepimai, dar norėjau papasakoti, kuo skiriasi melancholija nuo pogimdyvinės depresijos, nes matau, kad neįdėjau skaidrės.
Tai melancholija jinai patiriama per pirmąsias dienas po gimdymo, dar šiek tiek grįšiu gal prie simptomų. Per pirmąsias dienas savaitės po gimdymo melancholija, pogimdyvinė depresija gali atsirasti bet kada pirmaisiais kūdikio metais. Taip pat melancholija gali praeiti per porą savaičių, tačiau nepasikalbėjus, nepasidalinus, kaip buvo man, galėjau jau pereiti ir į pogimdyvinę depresiją, kas yra jau rimtesnė būsena ir čia jau gali prireikti tiek gydymo, tiek medikamentų, kreipimas jau psichologas ar psichiatras. Ir dar galvoju, nes simptomai labai panašus, bet skiriasi būtent laikotarpiai, kiek trunka. Ir dabar galvoju, lygtais viskas sakiau. Jeigu aplinkoje kas nors laukiasi, tai būsime dėkingi, jeigu pasidalinsite šiuo įrašu ir sužinos, ko galima tikėtis ir kur galima kreiptis pagalbos. Ir dar šiek tiek turbūt kuo susiję su vaiko emocijom, nes visada stengiuosi įeiti jau į sekančią pagrindinę tą temą. Tai kai neišsimiegam, kai esam pavargusios, nepavalgiusios ir daug visokių tų iš aplinkos veiksnių, tai labai veikia ir mus pačias, mes būnam piktos, nekantrios ir žodžiu, gali labai paveikti ir vaiko emocijos, taip pat tai, kaip vaikas sureaguoja, dažniausiai mes jau ant viršaus reaguojam, tai pasikviečiau Kristiną, kad pakalbėtų apie tas vaiko emocijas, o pabaigai tai kviečiu skenuoti QR kodą, bendraukime, pasiekite mus Instagrame, Facebook'e, LinkedIn'e, jeigu reikalinga pagalba emocinė, tai atskirai esu parašiusi štai čia paštą, kuriuo galima kreiptis, atsako mūsų savanorės, kurios pačios yra mamos, praėjusios psichologų mokymus. Tai labai laukiame jūsų laiško ir ką, perduodu žodį Kristinai. Taip, tai dalinuosi, ar matosi skaidriai mano? Matom irgi. Puiku. Tai labas rytas, taip gražiai klausiau tavęs, Tija, ką tu pasakojai. Man yra gan neįprasta kalbėti į ekraną, aš esu tas žmogus, kur labai mėgstu gyvai matyti, tai čia toks bus kitas mano formatas. Bet aš stengsiuosi kalbėti kaip mama, visų pirmiausia kaip mama, kaip pati perėjusi tam tikrą etapą, tai esu Kristina Sadauskienė, turiu 2 dukrytes, viena yra 5, kitai 8 metai. Ir šitas mano projektas, kurį aš turiu vaiko emocijos, tai gimė kartu su mano dukrytėm, gimė gal labiausiai, sakyčiau, su antra dukrytė. Kai gimė antra dukrytė, pamačiau, kad jau yra mūsų namuose labai daug emocijų, yra pirmos dukrytės emocijos, atsiradusios antros dukrytės emocijos, mano emocijos ir mano vyro. Ir galvoju, jau reikia labiau gilintis į šitą temą, kad tiesiog sau galėčiau padėti. Jeigu pereiti prie mano tokios kaip darbinės veiklos arba ką esu mokinusis, tai vienu žodžiu, mano tokia profesija yra, esu pabaigusi ekonomiką. Tada esu geštalto psichoterapiją pabaigus ir tuo metu, kai gimė mano dukrytės, dirbau tokioj įstaigoj su mokymais ir kiekvieną dieną susidurdavau su suaugusiųjų žmonių mokymais, tobulėjimu ir mačiau, kuo gyvena iš šono suaugę žmonės ir man labai įstrigo mintis, kad visų mokymų metu buvo akcentuojama atsakomybė prieš save. Kiek suaugęs žmogus pasirūpina savimi, kiek jisai tai, ką pasako savo, tą ir padaro. Tai eikime
Toliau prie struktūros, tai apie 40 minučių kalbėsiu, jeigu reikia atsijungti, tai drąsiai, garsus mes ir taip jau, matau, visi esame įsijungę. Dabar pasirašiau anekdotą, kad jau nepamirščiau, bet šitą anekdotą dažnai pasakoju prieš užmiegant savo vaikam. Jie jau sako, ir vėl tas pats anekdotas, bet noriu pasakyti ir jums. Tai moteris stovi prie kasos ir stebi senelį su anūku parduotuvėje, jau atsiskaitant už prekes. Berniukas šaukia, rėkia, mėto prekes, toks chaosėlis. Ir tas vyras, senelis, sako, Vytautai, ramiau, dar kelios minutės ir išeisim. Berniukas vėl sukelia triukšmą. Senelis sako, Vytukai, nesijaudink, viskas bus gerai, pabūk ramus. Po to, kai nusiperka prekes ir išeina, viena moteris prieina prie senelio, prie to vyro ir sako, nemėginsiu kištis, bet jūs buvote nuostabus, tokia kantrybė, net kai jūsų anūkas Vytukas taip elgėsi. Ir tas vyras, senelis, sako, ačiū, bet aš esu Vytautas, o mano mažasis anūkas yra Kajus. Tai šito anekdoto ar šitos istorijos, nežinau kaip čia pavadinti, yra esmė, kad tas vyras, būdamas prie kasos, save ramino ir tuo Vytuku vadino tiesiog save ir taip save, vienu žodžiu, nuteikinėjo išbūti ramiai. Tai man šitas anekdotas yra tokia, nežinau, ar tai savo priminimas, ar tai tokia esmė, kad būnant kartu su vaikais ir ypatingai būnant to chaosėlio metu, tikrai remiuosi šiuo anekdotu ir tikrai save raminu ir girdint vaikam raminu, kad Kristinėlė, pabūk, ramiai tuoj praeis. Jeigu tai yra chaosėlis, jeigu tai yra pyktis, jeigu tai yra susierzinimas. Toliau prieisiu jau prie emocijų. Apskritai, gal labiau neįsiu taip jau tuos teorinius dalykus, bet lengvai, kas yra emocijos, tai yra signalai. Įsivaizduokim, signalai tai yra kaip mes gaunam pranešimus į telefoną, sakykime, ten draugė parašė, kad ten tas ir tas nutiko, tai galime mes įsivaizduoti, kad emocijos tai irgi yra tam tikros kaip SMS žinutės, pavyzdžiui, jeigu ta emocija arba vaikas galėtų rašyti, arba to vaiko emocija galėtų rašyti mums pranešimą, tai irgi būtų perkeltinė prasme signalas, kad man per daug, aš jau, vienu žodžiu, turiu persikrauti, ar ten, pavyzdžiui, jaučiuosi vienišas, tai noriu apkabinimo. Tai yra signalai, nervų sistemos reakcijos, kurios padeda vaikui prisitaikyti prie situacijos. Dabar kaip emocijos veikia, tai jos kyla visiškai automatiškai, jos apima kūną, ir laikinai blokuoja loginį mąstymą. Truputėlį paskui papasakosiu ir vaizdiškai, labiau vaizdiškai. Svarbiausia suprasti, kad vaikas nepasirenka emocijos, jis reaguoja taip, kaip tuo metu leidžia jo nervų sistema. Ir dar labai svarbi čia mintis yra, kad skirtingi vaikai, skirtingi signalai ir skirtingi nusiraminimo būdai. Tai, ką aš čia pasakoju, tai labai noriu, kad suprastumėte ir išsineštumėte, kad tai yra rekomenduotino pobūdžio informacija. Mes kiekviena kaip mama ir mūsų vaikas turi tą individualumą ir labai svarbu žiūrėti, atsirinkti, rinktis, kas man arba kas mano vaikui tinkamiausio yra vienoje ir kitoje situacijoje, arba jaučiant vieną ar kitą emociją. Tai nėra, kaip čia, vienos tiesos. Dabar noriu pakalbėti apie emocijų termometrą ir parodau jį iš karto. Čia yra mano kurtas termometras vaikam, jis jau yra vaikam, kurie moka skaityti. Tai tokie lipdukai klijuojasi, vepro lipdukai, vaikas parodo, kur aš jaučiuosi, kaip jis jaučiasi ir tada, ką jisai renkasi. Kaip rekomendacija, nežinau, kas yra prisijungę, kiek gerai mato mano šitą vizualą, ką rekomenduoju mum kaip mamom pasidaryti, tai namie pasidaryti savo tokį termometrą, visų pirmiausia savo, dėl to, kad kaip yra tas pasakymas su lėktuvu, jeigu užsidėti tą oro kaukę, tai visų pirmiausia reikia užsidėti mamom oro kaukę, tam, kad paskui galėtumėm pasirūpinti ir vaikais. Tai visų pirmiausia savo pasidaryti emocijų termometrą,
Šito emocijų termometro mintis yra, kad tiesiog paimame termometrą, kaip mintis yra, kad labai karšta temperatūra simbolizuoja, kada mes jau esam labai piktos arba įsiutę. Tokia emocija ir kas tuo metu mums padeda. Tai vat šalia eina paprasti praktiniai būdai, kurie mums padeda, kai mes esam piktos arba įsiutę. Tai mano atveju aš rėmiausi tokiom 3 kategorijom, tai yra erdvė, tai reiškia vietos pakeitimas pagrindė, tada yra atsipalaidavimo kategorija, kaip aš padedu savo kūno atsipalaiduoti, ir tada yra ryšio kategorija. Tai vat, jeigu prieiti prie tos mano rekomendacijos, tai mes, kiekviena mama galim pasidaryti savo tokį termometrą, pikta, kas man padeda, 2 arba 3 būdai. Tada yra susierzinusi arba nerami, taip pat kokie būdai man padeda. Tada, kai būna labai daug įspūdžių, jau net per daug susijaudinusi esu, tai irgi yra tokia būsena, į kurią vertėtų atkreipti dėmesį, nes šita būsena iššaukia kitas emocijas ir jinai gali iššaukti ir pyktį. Tai kas man padeda, kai yra per daug įspūdžių, ir tada kita kategorija yra, kada jaučiuosi liūdna, arba jaučiuosi pavargusi, arba jaučiuosi vieniša. Kokie būdai man padeda. Net galbūt galima juos kategorizuoti, kuris būdas man labiausiai padeda, kuris mažiau padeda. Eikime, taip, čia parodžiau bendrą visą termometrą, dabar toliau skaidrės bus apie kiekvieną kategoriją iš šito termometro. Tai toks kaip tęsinys bus. Jau čia labiau kalbėsiu apie vaikus ir vaiko emocijas. Tai kadangi gavau klausimų, kurie yra labai didžiąja dalim, apie 80% susiję su pykčiu, tai mano pranešimo pagrindinis fokusas ir yra pyktis. Iš tos pusės, kaip mamom išbūti, tinkamai išbūti, atsiprašau truputėlį, išbūti vaiko pykimo metu ir kaip padėti vaikui, arba kaip tinkamai elgtis, tinkamiausiai, kaip mes galime elgtis tokiu metu. Tai čia aš kviečiu įsivaizduoti, kad kada vaikutis yra įsiutęs arba piktas, tai lyg tais perkeltinė prasme vaiko viduje kyla kaip žaibai, kaip labai karšta temperatūra, ir pyktis kokius, apie tuos signalus, kokius signalus lyg tais nori mums pasakyti. Tai kaip ir minėjau, jeigu pyktis vaiko galėtų kalbėti, kokias žinutes mums siūstų. Tai pirma žinutė būtų, kad man per daug reikalavimų, žodžių, taisyklių, spaudimo, ir vaikas nebegali apdoroti informacijos, emocijos perima valdymą. Tada kita žinutė būtų, aš nevaldau savęs. Aš pats savęs nepažįstu, man baisu, kas su manim vykstasi. Ir ne vaikas renkasi emociją, kad vaikas guli ant sofos ir dabar pasirinksiu, kad aš pyksiu. Ne. Tiesiog vaikas užvaldo, kaip banga kokia, įsivaizduokime, pyktis, ir jis jau tik tai su ta banga vartoliuojasi, sukasi. Perkeltinė prasme. Kita žinutė arba kitas signalas būtų, kad man skauda, viduje jaučia nusivylimą, gėdą, neteisybę, atstumimą, ir pyktis jau tik tais kaip rezultatas, kaip išraiška yra to. Tada kita žinutė būtų, man reikia ribos. Sustabdyk mane, suaugusiai kreipiasi, bet nepažemink. Ta riba tai yra tam tikras saugumo tokio nori. Ir paskutinis, aišku, čia nebaigtinis sąrašas, gali tas sąrašas būti labai didelis, bet tokia viena mintis, tas signalas, nebeprašau gražiai, nes jau daug kartų bandžiau ir jau per tą pyktį parodau, kad aš ten ar kažko noriu, vaikas parodo, kad kažko nori, kažko reikalauja, kai nepavyksta ramiai, emocija kyla garsiai. Tai signalas, kad ankstesni bandymai nebuvo sėkmingi,
galbūt 5 kartus ko nors prašė gražiai, o 6 kartą jau nelabai gražiai arba jau su labai didelė pykčio emocija. Toliau vėlgi apie pyktį ir apie įsiūtį ir dabar jau apie mūsų elgesį, kaip mum elgtis, kai vaikas yra piktas arba įsiutęs. Tai čia sudėliojau tokiais žingsniukais, į ką reikėtų visų pirmiausia atkreipti dėmesį. Tai mūsų kaip suaugusiųjų tikslas yra fizinis ir emocinis vaiko saugumas. Tai jeigu įsivaizduokime, kad pyktis yra susijęs su kažkuo karštu labai, tai mūsų užduotis yra vaiką atskirti nuo to perkeltinė prasme karšto objekto. Tai gali būti jeigu susipyko su draugu, broliu, sesė, tai atskirti nuo to objekto, jeigu tai yra kažkoks daiktas, jeigu tai yra vaikas paima kažką dūžtančio ir nori daužti, tai tiesiog mūsų pareiga atskirti vaiką nuo tos erdvės, kuri yra nesaugi. Tai čia pirmas žingsnis. Antras žingsnis, jeigu vaikas leidžiasi, tai tiesiog ar tai kartu, ar tai pačiam parodyti, kad kvėpuoju, ar spaudžiu delnus ir juos atpalaiduoju, ar tiesiog skaičiuoju iki 10, ar šiaip naudoju kokį savo nusiraminimo būdą prie vaiko. Tai gali būti nueinu atsigerti vandens arba veidą, truputėlį pasišlaukstau vandeniu, pasitraukiu iš tos visai erdvės, nueinu į kitą kambarį arba į kitą erdvę, tiesiog atsitraukiu, kad kūnas truputėlį kuo įmanoma nurimtų. Ir tik tada, trečiu etapu, mes kalbam apie ryšį. Čia labai svarbu, kad neversti vaiko apsikabinti ar nespausti jo, nebent jeigu vaikas jau, sakykime, žaloja arba save arba aplinką žaloja, tada taip, mes jį turim jau paimti, kad jis to nedarytų. Bet jeigu jis nežaloja savęs ir aplinkos, nežaloja, nesistengti jo apkabinti. Nes apkabinimas gali priešingai veikti vaiką pykčio metu, nes lyg tai mes jį dar labiau norim sutramdyti. Tai atsiprašau, man įsijungia. Gerai. Tai su apsikabinimu pažiūrėti, kaip vėlgi individualiai jūsų vaikas reaguoja. Jeigu leidžiasi būti apkabinamas ir viskas yra gerai, tada gerai, bet jeigu vaikas priešinasi, tai geriau būti šalia ir tiesiog pasakyti, kad aš esu šalia, kai būsi pasiruošęs, ateik, apsikabinsime. Mano atradimai, čia tai pažymėjau, kad mūsų atveju veikia, tai yra humoras, čia anekdotų pradėjau pasakoti šitą temą. Pykčio atveju, kai kada, aš matau, kad pradedu ką nors iš fantazijos pasakoti ir be pasakodama matau, kad atkreipiu vienos arba kitos dukrytės dėmesį. Ir tada gaunasi toksai truputėlį jau iš erdvės mes tos pykčio pasitraukiam, truputėlį atpalaiduojam kūną ir tada mes jau ramesnės patampam visos. Tai kas liečia tą humorą, tai turiu tokių anekdotų arba tiesiog vietoj kuriu anekdotus arba tiesiog ką nors papasakoju, kad nukreipti dėmesį nuo to pykčio. Ir dabar dėl apkabinimo, tai seniau aš pati labai norėdavau apkabinti, vienu žodžiu, kad lyg tą saugumą duočiau vaikui, bet paskui ypač su antraja dukrytė pamačiau, kad kai yra pyktis, tai mano vaikas visiškai nenori apsikabinimo. Tai čia atkreipti dėmesį į tai rekomenduoju. Toliau, kas dar su tuo vyksta pykčiu, kas vyksta vaiko viduje pykimo metu, tai nervų sistema yra perkaitusi, kūnas pasiruošęs kovoti arba bėgti ir loginis mąstymas nepasiekiamas. Loginis mąstymas tai kad jis galėtų pats pasirinkti, ką dabar jam daryti, tai šitas neveikia. Eikime toliau. Nusiraminimo būdų ratas, čia yra viena iš mano kuriamų priemonių, sukurtų priemonių. Tai, kaip parodysiu ratą, jis yra
sėkmės rato principų sukurtas ratas. Ir čia yra į pyktį pažiūrėta iš tokių 3 kategorijų. Pyktis suskirstytas į 3 kategorijas. Tai reiškia, kad jau vaikas labai būna piktas, tai jau tas siuntu. Tada yra antra kategorija pykstu ir antra pykstu, o trečia kategorija susierzinau. Ir čia šitame rate parodyti būdai vaikui nurimti. Dabar kalbant apie būdus, vaiko nusiraminimo būdus, tai šie būdai vaikui rodomi, demonstruojami, daromi, praktikuojami ne pykčio metu, o kada vaikas yra geroj nuotaikoje, geroj emocijoje, ramiai. Ir čia tiesiog, aš kaip sakau, vaikam patinka žaisti. Tai šita priemonė tarnauja tam tikslui, kad mes vaikui parodome, kad galimi tokie būdai ir juos išbandome. Ir su ta mintim, kad vaikas, kai jau bus pasiruošęs, galės šios būdus taikyti. Tai jums labai trumpai pristatau, kokie tai galimi būdai. Jeigu mes kalbam nuo pačio sunkiausio, pradedame apie siuntu emociją, tai čia rekomenduotini būdai yra taip, tokie žaismingi. Kvėpuoju kaip liūtas, tai reiškia labai stipriai kvėpuoju tiesiog, ar dar kažkaip juokingai, kad tas išpūtimas, mintis yra kvėpavimo, bet kad tas iškvėpimas būtų toks jau garsus. Tada yra nupurtau rankas, tiesiog vėlgi pajudinu kūną, tokios nukreipiu nuo to pykčio dėmesį į kūną. Tada yra sportuoju ir skaičiuoju, čia yra vėl visas dėmesys į judėjimą ir į skaičiavimą nukreipiamas. Tada pasitraukiu iš vietos, pykčio vietos. Tada eikime prie pykstu. Pykstu tai raumenų tempimo pratimai. Tada yra stumiu sieną ar skaičiuoju iki 5, tada pasikalbu, aš noriu, pasakau, ko aš noriu. Jeigu pykstu, tai kodėl aš pykstu, ko aš noriu, negaunu. Ir tada eikime prie susierzinau. Čia rekomenduotinas iš būdų tai yra atsigerti vandens arba, kaip ir minėjau, nusiprausti vandeniu. Tada yra apie apsikabinimą. Jeigu vaikas nori, apsikabinam. Tada yra apie piešimą. Jeigu galiu, piešiu arba glamžau popierį ir metu. Bet čia reikia labai atsargiai, kad jeigu mes kalbam apie popierių piešimą ir popierių, vaikui pasakyti, kad piešiam tik tais ant A4, pavyzdžiui, lapų ir tik tai ant šio lapo, kad vaikas paskui neįsivaizduotų, kad visur gali piešti ir glamžyti. Tada yra pozityvus kalbėjimas savo, tai kad tuoj bus ramiau ir pašokinėja arba pašoko ant vienos kojos. Tai čia tokie galimi nusiraminimo būdai vaikam. Eikime toliau, vaikas labai gražiai eina. Dabar kalbėsiu jau apie kitą emociją. Šitos emocijos į kitą kategoriją suskirstos, tai yra, kada vaikas yra susierzinęs arba neramus. Čia jau truputėlį kitokio pobūdžio emocija, yra tokia ramesnė. Ir tikslas mūsų tėvų, esant vaikui susierzinusiam arba neramiam, tai yra sumažinti įtampą ir kad susierzinimas arba neramumas neperaugtų į pyktį. Tai mūsų pirmas žingsnis yra atskirti vaiką nuo dirgiklių. Tai yra triukšmo, žmonių, užduočių pertekliaus. Tada toks atsiranda jau ribos ir aiškumas, tai duoti vaikui, jeigu jis, pavyzdžiui, turi padaryti kelias veiklas, tokia aiškumą, struktūruoti veiklą, kad vienu metu viena veikla, dabar darom tą. Nepridedam, kad dabar darysim tą, bet dabar darom tą. Kai užbaigsim, pereisim prie kitos veiklos. Tada gali būti vėl, pasiūlau pajudėti. Kartais būna, kai mano dukra grįžta iš mokyklos ir matau tą susierzinimą ir ypatingai prieš namų darbų darymą, tas susierzinimas gerokai padidėja. Ir mes turim tokį net juoką. Čia vieną žodžią, turbūt visi žinom tą bitutę pilkoji. Tai mes įsikabinam ir, kokias kartais net 5 minutės namie pašokam tą bitutę pilkoji. Tai čia apie tą pajudėjimą, kad tiesiog kūną truputėlį, kaip čia, pajudinam
ir vaikui tai labai teigiamai veikia. Net ne vaikui, ir mums suaugusiam teigiamai veikia, kai mes pajudinam kūną ir lygtais ta emocija ar tas susierzinimas, jisai sumažėja. Net netarsi sumažėja, bet jis tiesiog sumažėja, objektyviai sumažėja. Tai tikrai labai siūlau pajudėti. Tada yra, pereinu prie to, taip pat judesys, kvėpavimas. Mūsų atveju mes turiu tokių paruoštukų su modelinu. Jeigu vaikas neramus, imam, darom, kaip tik vakar turėjau ruošti šiam seminarui ir matau, kad reikia man minutėlių kelių ramių, tai daviau modelino mergaitėm ir tikrai jos, dabar galvoju, net kažkur čia buvau pasidėjus tą jau rezultatą. Ai va, net ir parodysiu, va. Modelinas, plastilinas labai gerai iš tikrųjų veikia vaikus. Tada rekomenduotina gali būti papiešti arba pasivaikščioti. Šitai vietai iš savo patirties noriu pasakyti, kad kai aš savo vaikams siūlau būdus, ar tai nusiraminimo, man labai svarbu, kad tie būdai ir man būtų priimtini. Čia svarbus akcentas, kad aš, sakykime, jeigu piešti ar kažką daryti su modelinu, man tai yra priimtina ir man tai yra miela ir man pačiai tai veikia, kad nebūtų iš manęs tokios energijos, kad tai darau per prievartą. Nu, reikia, tai dabar padarysiu. Bet aš ir pati tai darau, aš ir pati per tai atsipalaiduoju, nurimstu ir man pačiai iš to yra tam tikra nauda. Tai čia toks kaip pasiūlymas ir rekomendacija pasižiūrėti jau mum pačiom, kas mum patinka. Tai vat mano dabar dukrytė 8 metų pradėjo nerti. Ir aš matau, vat, kai grįžta iš mokyklos, jis sako, aš truputėlį panersiu. Ir puikus būdas. O aš šito pavyzdžio nerodžiau. Jis pati jį susirado. Tai vat kartais toks net susimaščiau. Parodyti turbūt galima, arba tiesiog vat, gali tą ir tą daryti, bet čia, ką aš pati iš savęs pastebėjau, kad yra labai labai daug rekomenduotinų būdų nusiraminti, bet ne visi man tinka. Tai o aš pasirenku, kur man tinka ir darau tai su malonumu. Nes ir mano tikslas yra nebebūti neramiai. Toliau grįžtu prie šitos temos ir pereinu prie 3 žingsnio apie ryšį. Tai čia, ką mes galime padaryti, tai galim tiesiog pabūti šalia vaiko, reflektuoti, kad matau, kad tau neramu, aš galiu su tavim pasikalbėti, arba matau, kad tau neramu, mes galim kartu pajudėti, pasportuoti. Tai čia, reziumuojant, kalbėjau apie emocijas, susierzinimą, neramumą ir tos žingsnius rekomenduotinus esančiai emocijai. Kita kategorija emocijų tai būtų, kai labai labai šalta vaiko viduje, lyg vaiko viduje. Ir kai dabar mes turim tokią temperatūrą lauke, tai galime įsivaizduoti, kad perkeltinė prasme kartais vaikas taip jaučiasi savo viduje. Tai susijęs su tokiom emocijom, kai vienišumas, pavargimas, liūdnumas. Ir kas tuo metu rekomenduotina? Ir čia mes pradedame pirmu žingsniu, tai yra nuo ryšio. Čia būnu šalia be spaudimo, be vertinimo, be reikalavimų kažką daryti. Mano atveju tai mums labai padeda stalo žaidimai, tada turiu tokių kortelių su klausimais. Ir taip, Loreta, matau, kažką norit paklausti? Ne. Gerai. Tai čia man labai padeda, man ir pačiai labai patinka klausimai ir su vaiku kalbėtis, atsakyti, turėti tokį pokalbį. Ir per tą pokalbį aš pati galiu atsipalaiduoti ir galiu taip, jaukią tą aplinką sukurti. Tai
pradedam pirmą nuo ryšio, tada antras yra dėmesys į kūną, tai yra, kad čia kalbu mūsų atveju, mano atveju, jaukiau, šilčiau apsirengti, kažką tokio šilto suvalgyti, šilto atsigerti, surasti namie jaukų kampelį ir jame pabūti. Ir tada trečias žingsnis tai yra vėlgi erdvė. Ar tai piešimas, ar tai skaitimas, mažiau dirgiklių, kad būtų. Bet čia mintis šitos visos skaidrės, kad čia jau pradedame nuo ryšio. Taip, dabar pakalbėsime apie vaikų smegenis. Ir čia tokia metafora sugalvojau, kad vaizduokime, kad mūsų vaikų smegenys yra kaip namas. Jeigu trumpai pavyks, tai įsivaizduokim, kad mūsų vaikų smegenys yra kaip namas ir kiekviena smegenų dalis yra kambariai. Ir šitą mintį dažnai aš savo taikau ir man tikrai padeda. Jeigu vaikas piktas, įsiutęs, jis yra emocijų kambaryje. Mano, kaip mamos, užduotis išlikti darbo kambaryje. Čia taip, kaip čia gal net perkeltinė prasme. Aš, būdama darbo kambaryje, galiu būti rami, galiu tiesiog stebėti situaciją iš šono ir neįkristi į emocijas vaiko, bet išlikti sąmoninga. Nes jeigu aš pereisiu į emocijų kambarį, kur kaip pavojus signalizacija kaukia arba koks gaisras dega, aš galiu irgi pradėti elgtis neadekvačiai arba nepriimtinai. Galiu pradėti šaukti, galiu pradėti gąsdinti vaiką arba kalbėti to, ko nederėtų man kalbėti. Tai čia mano užduotis yra išlikti darbo kambaryje ir priimti, matant vaiko pyktį, patį geriausią tokį elgimosi būdą. Dabar kalbant apie emocijų kambarį, taip, tai ta smegenų dalis, kuri yra atsakinga už smegenis, ji formuojasi nuo pat gimimo. Kas vyksta toje dalyje? Tai čia yra reaguojama į pavojų, į stresą, į neteisybę ir čia valdo kūną emocijos. Čia proto arba loginių sprendimų nėra. Ir iki 6-7 metų emocijos labai stiprios yra. Vaikas pats jų nevaldo ir tai yra normalu. Tai neblogas elgesys. Tiesiog šita dalis smegenų dar tik tai formuojasi. Tai kada mes kalbam apie nusiraminimo būdus arba kada mes kalbam apie norą, kad vaikas jau valdytų emocijas, čia mes turim priimti tokią realybę, kad tiesiog nuo 6-7 metų mes galim tikėtis, kad jau vaikas priims tą savireguliaciją arba kad jis jau pradės mokytis ir taikyti. Jeigu mes jam tinkamai tai parodysime savo pavyzdžiu. Čia kalbu apie tą atsakomybę prieš save. Toliau yra sprendimų kambarys arba darbo kambarys. Čia pradeda veikti nuo 5-7 metų, stiprėja apie 8-12 metų ir pilnai subręsta apie 20-25 metus. Šita smegenų dalis yra atsakinga už mąstymą, planavimą, sprendimus ir savikontrolę. Ir šita dalis neveikia, kai vaikas yra emocijų kambaryje. Ir nebūtinai vaikas, čia turbūt galėčiau sakyti ir apie suaugusį, apie mus, kad subręsta, tai dar nereiškia, kad būtinai ir mes visą laiką taip elgiamės. Protingai. Toliau yra judėjimo kambarys. Kas vyksta jame, tai yra, kad judesys padeda nusiraminti. Kūnas iškrauna įtampą ir grąžina ramybę per judėjimą. Tai dėl to yra rekomendacijos, esant emocijom arba net esant neramumui, susierzinimui, pajudėti.
Judėjimas lygų reguliacijai. Kalbėjimas neefektyvus pykčio metu. Reikia judėti, taip sakykime, rekomenduojama daugiau dėmesio skirti judėjimą, o ne kalbėjimą. Tada yra ryšio kambarys. Ryšio kambarys, čia taip perkeltinė prasme, tai yra visam name esantys, sakykime, laiptai ir formuojasi aktyviai. Stiprėja apie 3-7 metus, ryšys ramina smegenys, balsas, žvilgsnis, artumas. Vaikui padeda grįžti į save arba į ramumą. Vienu žodžiu, svarbi namo visa dalis, nes be koridoriaus nepatektumėm į kitas dalis, be koridoriaus ir be laiptų. Toliau yra gyvybės centras, dar tokia dalis smegenyse, toks, jeigu galim perkeltinę prasme įsivaizduoti, tai yra visas pamatas namo. Čia jau yra patys pagrindiniai dalykai, tai yra maistas, miegas, saugumas, apskritai toksai fizinis aktyvumas ar judėjimas, ar kvėpavimas galim pavadinti. Čia yra pagrindų pagrindas. Ir jeigu matom, kad vaiko emocijos paaštrėja, visą laiką reikia atkreipti dėmesį, ar vaikas tinkamai, kaip čia, išmiega rekomenduotiną laiką, ar vaikas yra pavalgęs, ar vaikas yra pailsėjęs, ar vaikas jaučiasi saugus. Ir čia taip, apie tantrumą dar paminėsiu, kada vaikas labai stipriai būna įpykęs, kas darosi tam name, įsivaizduokime, kas name darosi, tai yra signalizacija kaukia, koridoriai uždaryti ir darbo kambarys uždarytas. Todėl tantrumo metu neveikia auklėjimo būdai, nes auklėjimo būdai yra darbo kambaryje. Čia vaikui pirmiausia mes turim užtikrinti saugumą. Ir toliau yra dalis jau link pabaigos, kaip išbūti šalia vaiko emocijų, kai mums pačioms yra sunku. Tai mano patirtim, aš tikrai pasakysiu, kad yra viena iš sudėtingiausių tokių funkcijų ar užduočių man asmeniškai. Nežinau, čia vaikščiojimas ar lynu, ar žongliravimas, nežinau, kam prilyginti, bet tą išbuvimą šalia vaiko emocijų. Ir kas man padeda, tai visokių būdų bebandau, nes emocijų yra kiekvieną dieną visokių. Tai gal man sudėtingiausia akimirka yra tada, kai aš labai noriu miego, o mano mergaitės nenori miego, ir tada jau aš turiu stipriai padirbėti su savimi, kad tiesiog išlaukčiau tą momentą, kada jos užmigs. Ir čia man padeda taip, tai yra pozityvi mintis arba saviįtaiga. Ir čia tos frazės, kur jums rekomenduoju kiekvienai turėti savo frazių, nežinau, užrašinę ar top frazes, kurios jums padeda. Man padeda ir tai praeis. Man padeda frazė tai laikina, aš neprivalau to pataisyti. Šitą frazę man lygtais, tokio lengvumo suteikia, kad tai laikina ir tai tikrai laikina, bet tuo metu tai netrodo laikina. Tai tiesiog toliau man padeda skaičiavimas ir kartais aš skaičiuoju garsiai. Man padeda malda. Turiu savo tokių net kai kurias sukurtas maldas, kur, vienu žodžiu, jas kartoju ir aš pati jaučiu, kaip mano mintys ir mano kūnas nurimsta. Čia esu įdėjusi kelis savo tokius plakatus, kurie yra rekomenduojami vaikam. Tai aš praktikuoju tokį kvėpavimo pratimą, turbūt žinote kvadratą, tai yra tiesiog mintyse įsivaizduoju kvadratą ir viena kraštinė per 2 įkvepiu, tada kraštinį iškvepiu, vėl kraštinį įkvepiu ir 2 iškvepiu. Tai šitas kvėpavimo būdas man taip pat padeda nurimti ir išbūti tą nelabai malonų momentą.
Kas vaikam rekomenduotina, tai yra taip pat parodyti tik tais, kaip mes galim įkvėpti, tai yra keksiuko principas, kad mes įkvėpiam keksiuko kvapą tarsi, tada išpučiam burbulus ir tai ir kvėpavimas, arba pavyzdžiui įkvėpiam gėlę, pavyzdžiui, parodysiu vieną gėlę, kokią turiu. Aš ją įkvėpiu ir paskui išpučiu kaip torto žvakutę. Tada, ką daryti supykus, čia toksai mano ruoštas plakatas yra, kaip vėlgi rekomenduotinas, kad sustoti pakvėpuoti, pasidalinti su kitu, kaip aš jaučiuosi, paprašyti apkabinimo, užsiimti mėgstamą veiklą, savo pasakyti tą savį įtaigą, aš galiu nurimti, išgerti vandens. Taip, jau minėjau, pasidaryti savo tinkantį emocijų termometrą, tai čia tikrai labai rekomenduoju ir jeigu taip iš praktinės pusės žiūrint, tai manau, kad galima internete susirasti emocijų veidukų, galima pačiam nusipiešti arba su vaiku nusipiešti būdus, kurie man padeda ir kur nors turėti pasikabinus kaip atmintinę. Toliau apie mane. Apie mane ir dar galvoju, dar kažką norėjau jums pasakyti. Gerai. Instagram. Mane galite rasti Vaiko emocijos. Tikrai pasakysiu, labai neįprasta kalbėti tik tai su ekranu. Labai noriu pamatyti ką nors ir ko nors akis, kad matyčiau, kad mane girdite ir mane matote. Tai neįprastas jausmas. Labai, labai man svarbu žmonės ir jų reakcija, grįžtamasis ryšys. Tai mane galite rasti Vaiko emocijos Instagrame. Taip pat turiu elektroninę parduotuvę, kur čia dedu savo kūrybą, priemonės, edukacinės priemonės. Ir būtų kaip ir viskas iš mano dalies. Tai dabar tikiuosi, kad tie prisijungs. Aš visą laiką buvau šalia, klausausi. Gali išjungti skaidrės, nes man atrodo, gal tavęs ir nerodė, kol skaidrės rodė. Jau išjungsiu. Ir gali gal parodyti tą modeliną mergaičių, nes bijau, kad gali būti, jog nesimatė. Žinau, kad taip, prašau, kaip čia reikia rodyti. Labai gražu. Čia gėlytė, ne? Gėlis, ne? Gėlytė. Čia gėlytė, o va dar čia yra bitutė. Aš kaip sakau, labai yra svarbu turėti, aš savo taip sakau, čia va vėl prie tos atsakomybės prieš save, kas man padeda, tai turėti tokių paruoštukų. Tai yra ar tai kinetinis smėlis, ar tai yra modelino šalia, kad nereikėtų ten kažkur ieškoti ir dar užtrukti 15 minučių. Bet va čia va šalia, ir jeigu jau matau, kad reikia, tai tiesiog va čia, ką darom, ir tada, tiesiog toks atsiranda dėkingumas aš savo, kad... O šiaip klausiau apie tas emocijas, viską, tai prisiminiau su dukrytė, mes, kai jai vat kyla jau net ne tik pyktis, bet ir labiau jau link isterijų. Tai aš būna irgi pasiūlau, jos mėgstamiausia yra pūsti pienės pūką, ten padarau pienės pūką šalia ir jinai pučia tada. Arba gimtadienio žvakutės, nes irgi, vis tiek bandymo būdu viskas, tai skaičiavimai visiškai netinka mums, ten kvepavimas irgi netinka jai, jinai nenori kvepuoti ir viskas, toks užsiklinimas būna. Tai vat atradau pienės pūką ar gimtadienio žvakutės, tai super suveikia visada. Ir dar skaitom karts nuo karto, jai pasirinkus, jeigu žinote Gastoną Vienaragį, apie emocijas ten irgi rašo, žinai? Skaitat? Žinau. Taip, tai vat irgi kažkada įskaitom, tai kažkada klausiu, sakau, o tu žinai, kas tau padeda nusiraminti ten? Ir jinai įvardina ir sakau, tai tu pabandyk kitą kartą, kai tau kils pyktis, žodžiu, pasinaudoti šituo, šitą pienės pūką jinai įvardina tada. Ir buvo situacija, kada jinai, įvardina, kad sako, aš pykstu, ir kažkaip jai susišvietė, kad tą pienės pūką, kad jai reikia pūsti, ir, žodžiu, ten pagelbėjau. Tai
Nu, tai vad sakau, bandymo būdu tikrai reikia viską išbandyti, pasižiūrėti, kas geriausiai veikia ir, nu, ir vat, kaip ir sakai, kad išmoktų irgi patys susireguliuoti tą visą, nu, tai kažkaip laviruoti, žodžiu. Bet man patiko muilo burbulai, kad reikės va šitą irgi pabandyti, gal jeigu kažkada netiktų būdu ten tie pūkai ir žvakutė, tai gal muilo burbulus dar pasiūlysiu papūsti. Aš šiaip labai naudinga, labai patiko va, tas kambariukai ten, nu, taip vaizdžiai parodyta ir taip aiškiai, nu tikrai, va, tas išlikti darbo kambarį, nu, va, sudėtingiausias turbūt, ypatingai turbūt, nu, negaliu sakyti vien mamom, nes tikrai yra išimtinai ir tėčių, būna, kur tėčiai labiau kaip mamos kaip tėčiai, nu, toks, kad ten neseksualizuoti, kaip čia, tas žodis užkritęs man dabar. Tai va, tai labai ačiū tau. Ai. Ir ką, padėkosiu irgi, kas žiūrės įrašą, kas dalyvavot, dar nepabėgit, kas esate čia, nes pereisim, atsiprašau, pereisim jau į klausimų atsakymų sesiją, tai nepabėgit, o kas įrašą žiūrint, tai padėkosiu, kad žiūrėjote iki galo, nepamirškite like, subscribe, komentuoti, bandysiu ir Kristiną prijungti į collaborationą. Tai ką, tuomet iki sekančių kartų tiems, kas žiūri įrašą, o mes su dalyviais keliausime į klausimų atsakymų sesiją. Taip, dabar galite rasti.